Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 84 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie raktažodį SILT. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, bet kurią klasę mes galim paveldėti. Tai dabar ir padarysime. Ir jeigu mes tai darome, tai mes galime uždengti tam tikrus dalykus A klasėje, arba išvis perrašyti, jeigu ten yra virtualūs metodai. Tai mes uždengiam X, kuris pas mus buvo A klasėje, ir uždengiam SUMMethod, kuris pas mus taip pat buvo A klasėje. Ir kad būtų įdomiau, perrašysim geterius ir seterius. Ir dabar paleidus tokį kodą mes matome, kad vietoj dešimtuko, kaip galvojo Copilotas, pas mus ten yra 15. Nes čia mes nustatome X, tai 5 dauginam iš 2 gaunam dešimtuką, ir kai norime gauti tą X atgal, tai prie dešimtuko dar pridedam 5. Tokiu atveju viskas veiks teisingai, jokių problemų pas mus nebus, jeigu mes ten, kur priimama A klasę, perduosim B klasę. Bet jeigu ten yra virtual arba abstract metodai, tai tada pas mus jau gali įvykti problemas, nes mes galim perrašyti tą funkcionalumą. Ir įsivaizduokite, kad pas mus yra grandinė iš klasių A, B ir C. Tai B paveldi A, C paveldi B. A ir B tai yra kažkokios bibliotekos klasės, o C tai mūsų klasė, kurią mes patys parašėm. Ir mes galim pakeisti tos bibliotekos funkcionalumą. Ir jeigu kūrėjai nenori, kad tai pavyktų, jie gali uždaryti klasę, kad iš tos klasės negalima būtų paveldėti. Arba uždaryti tam tikrus metodus, kad daugiau tų metodų negalima būtų perkrauti. Tai tam galima pritaikyti raktažodį SILT. Tai jeigu čia aš tarkim parašysiu prie klasės A raktažodį SILT, tai aš jau negalėsiu paveldėti A klasės. Man sakys, kad B klasė negali paveldėti A klasės, nes A klasė yra uždaryta. Ir tą raktažodį SILT mes grandinėje galime parašyti bet kur. B klasė paveldi A klasę, bet iš B klasės paveldėti jau negalime. Tai mes rašome SILT ir B klasė pas mus jau yra uždaryta ir iš B klasės paveldėti negalime. Bet iš A klasės labai lengvai, be jokių problemų, galima paveldėti. Kitas variantas – tai uždarimas vieno metodo. Tai mes čia galim perkrauti metodus ir B klasė galės irgi perkrauti tos metodus be jokių problemų. Tarkim, padarysime tokią realizaciją. Be problemų galim overridinti tą dalyką. Ir taip pat galim perkrauti tą SUMMethod. Ir tarkim, mes norim palikti galimybę perkrauti tą metodą, bet norim uždrausti perkrovimą X. Tai mes tai galim padaryti labai lengvai. Mes turime tada parašyti raktažodį SILT čia. Ir viskas. Čia jau perkrauti to X aš negalėsiu. Bet aš be jokių problemų galiu perkrauti SUMMethod. Jeigu noriu uždrausti perkrovimą SUMMethod, tai ir prie SUMMethod galiu irgi parašyti SILT. Ir tada jau negalėsiu perkrauti to SUMMethod. Bet jeigu mes rašome raktažodį SILT prie klasės, tai nėra jokios prasmės rašyti raktažodžių SILT prie perkrautų metodų. Nes ir taip mes negalėsime paveldėti iš B klasės ir tos metodus perkrauti. Tai kaip matote, jūs galite rašyti raktažodį SILT prie klasės ir taip pat raktažodį SILT gali būti aprašymas prie metodų, kuriuos mes perkrautame. Bet nėra jokios prasmės rašyti raktažodį SILT prie virtual arba abstract metodų. Mums C# net ir neleis to padaryti, nes kaip mes galim sakyti, kad tas metodas virtualus, tą metodą galima perkrauti ir iškart uždraudžiam tai daryti. Tai būtų nelogiška, dėl to ir kodo redaktorius pyksta čia. Ir tokią grandinę mes galim tęsti ir toliau. Tarkim, yra bazinė klasė A, toliau B klasė, kurioje mes uždarysime tik X, o SUMMethod paliksim. Tai čia to perkrovimo pas mus jau nebus. Bus perkrovimas tik to SUMMethod ir čia tą SUMMethod mes dar kartą uždarysime. Pas mus jau bus klasė D, kurią mes irgi galim užpakuoti, jeigu mums reikia, jeigu iš tos klasės nieks neturi paveldėti. Tai tokia grandinė pas mus dabar išėjo iš tų klasių. Ir dar paskutinis momentas, jeigu jūs neplanuojate paveldėti iš tos klasės, tai geriau prie klasės iškart rašyti raktažodį SILT. Taip klasė veiks truputį greičiau. Negaliu pasakyti, kad veiks daug greičiau, bet kaip mačiau pagal testus, truputį greičiau veikia SILT klasės negu įprastos klasės.
ir padarykite savo kaip tokį įprotį rašyti prie kiekvienos klasės silt, jeigu jūs neplanuojate daryti paveldimų. Ir dar vienas dalykas, jeigu mes pažiūrėsime, kaip Microsoftas rašo kodą, tarkime tipas string, tai mes galim pastebėti, kad string tai irgi silt class pas mus yra. Tai reiškia, kad iš string tipo mes negalim paveldėti ir mes negalim pakeisti ten jokių dalykų. Dabar jūs žinote, kaip taikyti silt klasę. Jei turite kokių klausimų, galite parašyti juos komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.